Labas rytas. Labas rytas visiems. Ir noriu Jūs pasveikinti šį nuostabų lapkričio 11 rytą ir atsiprašyti, kad pradedu šiek tiek vėliau. Turėjau techninių nesklandumų ir nepavyko padaryti pirmą įrašą čia į Facebooką. Mes turėjom susijungimą tik tai per Zoomą. Kitą rytą tikiu, kad pavyks geriau, nes ir dabar nusprendžiau pas Jūs ateiti dar kartą. Tiems, kas laukiate įrašo, tiems, kas norėjote šiandien kartu pradėti rytą. Tai kviečiu Jūs, uždėkim tą saulytę savo viduje, nors jos kol kas trūksta dar lauke. Ir kaip mes tai galim padaryti? Tai pirmiausia, atėję į savo vidų, save pajautę ir ten viduje save apjungę, subalansavę. Tai dabar užsimerkim, atsipalaiduokim ir pajauskim, kaip mūsų kūnas atsipalaiduoja. Giliai pakvėpuokim. Įkvepiam, iškvepiam. Dar giliau įkvėpkim ir pajauskim, kaip su tuo oru, grynu, tyru oru, mumyse pabunda mūsų kūnas, kiekviena ląstelė. Iškvėpkim ir paleiskim viską, kas buvo sena, ko nebereikia. Įkvėpkim šaltinio šviesa, energija. Ir pajauskim, kaip mumyse aktyvuojasi gyvybė, sveikata, ramybė. Ir dabar kviečiu pajausti savo kūno centre esančią sąmonės ašį. Ir surinkim į tą ašį save iš visų rūpesčių, iš visų skubėjimo reikalų, surinkim į savo centrą ir pajauskim su tuo ateinančią stiprybę, stabilumą, ramybę, aiškumą ir grynumą. Pajauskim tą ašį, kuri eina aukštyn, tiek, kiek galime įsivaizduoti, ir žemyn. Ir dabar iš tos ašies pradėkim save išplėsti į visas puses. Tiesiog atsipalaiduokim ir išplėtinėkim savo erdvę į didelę sferą. Išplėskim be jokių ribų. Mums nėra jokių ribų. Labai gerai pajauskim save čia žemėj. Ir kartu ta mūsų sfera plečiasi per visas erdves, visatas, plačiai. Ir dabar galim dar pajausti savo širdį, širdies erdvę. Ją atverkim ir apjunkim su proto erdve, su savo protu. Juos abu apjunkim, atverkim ir išplėskim. Taip, kad dienos bėgyje jie mums padėtų
padėtų turėti dar geresnę dieną, kad mum ateitų ir išmintis, taip, ir pajautimas. Labai gerai. Pripildykim save, apjunkim ir aktyvuokim visas savo sąmonės ir struktūras. Tai pirmiausia, išjauskim kūrėją, jį apjunkim su absoliutu, tada su šaltiniu ir paleiskim savo mintis, protą, jeigu jisai vertina, galvoja, kas čia per žodžiai, tiesiog atsipalaiduokim, pasitikėkim, kad viskas vyksta taip, kaip mums yra geriausia. Taip, apjunkim, aktyvuokim savo kvantinį protą, jis mums labai reikalingas dienos bėgyje. Rahma, Anasta, grynoji mūsų sąmonė. Ir dabar pamatykim save, pajauskim kaip didelę žvaigždę, kurioje yra ta tyroji šaltinio šviesa ir jinai šviečia, spindi į visas puses. Ir mes patys prisipildę tos šviesos, mes ją skleidžiam į savo aplinką, artimiesiems ir visam pasauliui. Ir tokiu būdu vyksta tas pokytis per mus iš vidaus į išorę. Pamatykim tą šviesą, tuos spindulius, kaip gera tame būti, patiems to prisipildžius. Mes gaunam ir duodam, vyksta mainai. Taip, ir galim dar ir pakvepuoti, nepamirškim kvepuoti, išsitieskim. Labai gerai. Labai gerai. Ir padarom pasirinkimą kiekvieną rytą. Aš tai darau pati ir kviečiu jūs sąmoningai pasirinkti. Aš gyvenu, kuriu ir veikiu naujojoje visatinėje realybėje. Ir įsivaizduokim, pajauskim, kokia ta mūsų realybė, kurioje veikia nauji dėsniai, naujos galimybės, viskas su lengvumu, su aiškumu, paprastai, kur yra supratimas, meilė, džiaugsmas, malonumas gyventi. Kaip yra gera būti, gyventi tokioj realybėj. Ir po truputį atsimerkiam. Ir dar noriu pasakyti, kad yra labai svarbu tai, ką jaučiam savo subtilioje erdvėje, tai sulygiuoti į erdvę aplink save čia materijoje. Ir ta realybė yra visur, kur mes pasisukam, ką matom, su kuo bendraujam. Ir jinai aplink mus, ne ten kažkur aukštai, ne ten kažkur danguje, ar kaip galim įsivaizduoti, bet viskas čia materijoje. Tai va, parašykit prašau, kaip jums šita pirma meditacija, susijungimas, kaip jūs jaučiatės. Ir linkiu nuostabios dienos, nuostabaus pirmadienio ir gražiai pradėti ateinančią savaitę. Tikiuosi, kad rytoj pavyks prisijungti sutartu laiku, o šiandien buvo taip, kaip turėjo būti ir iki rytojaus, iki susitikimo rytoj. Ačiū labai. Taip.